Sveiki, RK bičiuliai! Pristatome Jums PocketBook SurfPad 3 planšetinį kompiuterį. PocketBook SurfPad 3 planšetinis kompiuteris pasižymė 7,85 colių įstrižainės ekranu, kurio raiška yra 1024 taškai su 768. Jis turi 4 branduolių ARM procesorių, kurio taktinis dažnis yra 1,5 GHz. Vidinė atmintis arba operatyvinė 1 GB, vidinė disko talpa yra 16 GB, galima praplėsti microSD kortele. Šis planšetinis kompiuteris turi 3G ryšio galimybę, GPS imtuvą, taip pat Bluetooth ryšio sąsają. Be abejo yra garsiakalbis, mikrofonas, 2 kameros, viena iš jų yra 5 megapikselių ir netrukus apžiūrėsime jį iš visų pusių. Priekinėje dalyje yra garsiakalbiai, kamera 0,3 megapikselių, viename iš šonų nieko nėra, apatinėje dalyje mikrofonas, iš šono yra įjungimo mygtukas, garsinimo mygtukai, čia bus pasislėpę SIM kortelės lizdas ir micro SD kortelės lizdas. Viršutinėje dalyje ausinių lizdas bei micro USB, per kurį vyksta krovimas ir duomenų sinchronizavimas. Galinėje dalyje yra kamera. Padarytas šis daiktas iš labai malonių ir kokybiškų medžiagų. Ir kiek žinau, dauguma PocketBook įrenginių yra gaminama Foxconn gamykloje, kur gaminami ir Apple iPadai. Taip, tai būtų tiek apie šį daiktą ir jo išorę. Dėžutės turinys kuklus, kita vertus, nieko čia daugiau ir neprigalvosim. Randame kabeliuką prijungti USB atmintukui, taip pat kroviklė, kuris yra ir duomenų sinchronizavimo laidas. Taip pat rasime greitą arba trumpą, kitaip būtų gal lietuviškiau, naudojimosi instrukciją bei garantinę kortelę. Būtent šie daiktai Lietuvoje nėra tiek žinomi, tačiau jais prekiauja vienas iš didžiųjų distributorių ir čia yra oficialus servizas. Ir yra netgi lietuviškai sutvarkytas puslapis, kuriame galima atsisiųsti detalę instrukciją. Visiškai nesunku, tai reikia įvesti paieškoje PocketBook ir jūs nukreips ten, kur rasite viską lietuvių kalba. Daiktas tikrai vertas dėmesio, netrukus parodysiu meniu. Apie PocketBooką galima kalbėti daug gerų dalykų. Kas pirmiausiai krenta į akis, tai yra jo labai didelė sparta. Tai tikrai labai spartus daiktas. Kiek teko turėti įvairių planšetinių kompiuterių rankose, nesu kol kas turėjęs greitesnio už šį. Tai yra vienas ir tikrai didelis pliusas būtent šiam įrenginiui. 4 branduolių 1,5 GHz spartos procesorius. Užtikrina tikrai sklandų darbą. Matyti ir grafinė posistemė yra taip pat labai sparti. Kitas dalykas, kas krenta į akis, tai yra išskirtinis dėmesys aplikacijoms. Na, įprastai kitų gamintojų planšetiniai kompiuteriai turi vienaip ar kitaip įprastą programų rinkinį. Šis turi kai kurių ypatingų programėlių iškart įdiegtų. Žinoma, tai nėra toks jau labai didžiulis pliusas, nes daugelį programų, kaip ten bebūtų, mes galim susirasti Google Play parduotuvėje. Tačiau tai yra dėmesys naudotojai ir būtent parinktos kažkokios tai ypatingesnės programėlės. PocketBook'ui rūpi lietuvių rinka, tai kad jie savo puslapį išvertė į lietuvių kalbą, galima atsisiųsti lietuviškas instrukcijas, detalės pilnas. Na ir tikrai paskaityti ir sužinoti daugiau apie šios puikius produktus. O, kaip sakau, pagrindinis niuansas tai yra dar ir tai, kad tai yra tikrai labai spartus ir malonus daiktas laikyti rankoje.
Išties tokį daiktą galima drąsiai rekomenduoti, bet kam juolab, kad kaina nėra tokia didelė kaip kitų, laikykim, elitinių firmų daiktų. Tačiau kokybė ir greičiu šis daiktas, manau, net neatsilieka nuo elitinių gaminių. Taigi būtų galima rekomenduoti. Beje, Pocketbookas gamina ir išskirtinius elektroninio rašalo gaminius, tai yra, kitaip sakant, skaityklės su elektroniniu rašalu, kurios netgi yra spalvotos ir palaiko multitasking, arba kitaip sakant, gali atlikinėti kelias užduotis vienu metu. Tarkim, jūs galite skaityti knygą ir tuo pačiu pasižymėti arba naudotis vertimo programėlę. Taigi tikrai išskirtinis gamintojas, kuriam rūpi jo klientas ir kuris stengiasi savo daiktus daryti originalius ir tikrai kokybiškus. Kągi, kviečiame užsukti ir įsigyti pas mus šį puikų planšetinį kompiuterį ir iki kitų susimatymų.